Sveiki, ketvirtas etapas. Grįžo du balandžiai, o aš pražiopsojau. Tai pirmas 11,27 kem vieną, antras 11,31. A 22 metų va šitą antrą. Vlava 360 km. Tai jau kem 6 balandžius. Kągi puiku. Laukiam kitų paukščių. Štai jinai jau ant kiaušinukų grįžo pirma. Štai trečias paukštis. Geros krypties. 11,37 3 paukščiai iš 46. Štai leidžiasi ketvirtas. Paskui. Dvidešimtų metų. Taip. 4 paukščiai. 11. Trisdešimt aštuonios, taip. Na, kažkaip tai greitai jie čia susisuko, nes orai labai nekokie. Štai 4 paukščiai. Ketvirtas etapas. 11,27, 11,31, 11,37, 40 sekundžių, 11,38 ketvirtas. Reikia 5 iki komandos. Einam. Reikia 5 iki komandos. Laukiam. Štai 5. Taip, Linai. Aha, 5 atskrido. O, dar 2. Viskas gerai, tai kelintas šimeliukas grįžo. Mano 11,27, bet pražiopsojau, man čia skambino, žinai, klientai. Ir tai dabar vat. O. Jo. Aha. Šimmelis lemba. O gerai varo jisai. Šaunuolis, Didelis paukštis, stambus toksai. Pas mane svetimas čia vienas buvo be brikono.
Nežinau, ar nuskrydo. Pilnas. Nežinau, nufilmavau, bet nepamačiau. Man atrodo, mėlynai raibas. Ai, tada ne mano. Pas mane 2 mėlyni bebrikonai. Aha. Aišku, blemba, tai kur paukščiai? Bet tai greitai šiandieną, ne? Einam. Vėjas didelis. Aha. Gal uodega gavo vėją, bet sausi viskas gerai, nelyja Vilniui. Ne, nustojo. Kaip tik va prieš grįžimą ir nustojo lietus. Aha. Nu, šaunuoliai. Nu, va čia štai nesiryžta užėti 22. O, vienas kaip eina. Eik tu savo, 2, kokiu greičiu jie leidžiasi laiveliu. Gražu žiūrėti. Va. Pas tave leidžiasi, pas mane miegas, kur paukščiai. Ar nebus patraukę su šiauliais? 21 metų patelė paleistais sparnais, taip tai. Krypt, o vienas nuvėja. Tai gali būti, kad Stimburio čia ar Šiaulių Panevėžio. Vienas nusileido mano, kitas suka ratą. Mato, kad ne čia jam vieta leistis. Tai va. Jo, ir čia nustoja lietutis ir taip visą laiką lyja. Pas mane jau saulė lenda. Čia tai debesis kaip reikiant, vos, kur prošvaisės dangaus. Jo, tas... Bet vai, mėgstinį reikus, tai toks vėjukas nemalonus. Aš irgi šiaip tai šilčiau, nes vėsoka. Bet gražu, kad eina, žinai, va, iš pietvakarių, iš ten, kur reikia. Balandžiai žiūrėjo, bet tenais ne balandis kažkas, balandis, gal dykūnas, kažkoks ar keršulis nuskrido. Aha, šitas tai suka ratus ir nedrįsta nusileisti, bet ten panašu kaip ir mano, gal iš kokios treniruotės, nes, nu, be brikono, bet su žiedais. Kontrolkė. Aha. Aš ten dedu su kontrolkė, su telefonu. Taip, 8 paukštis nusileido. 18 metų. Matom 11:52 laiką. Drąsiau. Užstrigo lindimas. Štai. Tai vanduo su elektrolitų laukia. Mes laukiam kitų paukščių. 8 grįžę iš 46. Priminsiu, kad tai 4 etapas. Vilniaus klubos sidabrinis sparnas, sportinių balandžių lenktynės. Kažkur 360 km tiesia linija man, Mlava. Atstumas neblogas.
Nu, tokiom oro sąlygom, matyt, padėjo šiek tiek pietų vėjas. Ir paukščiai kol kas renkasi neblogai. Kur kiti? Štai, patelė 9, šaunuolė. Einam. Šitą truputį labiau iš šiaurės pusės patraukia pavėjui. 20 metų patelė, šita margutė. Pažiūrėsim, ar turi čia vandens. Taip, gerti yra. Va, tas margutis, jos jauniklis ant žemės nušokęs, alkanas. Devyni paukščiai, 11,54, 46. Taip, dar paukštis grįžo. 19 metų patinukas. Džiaugiesi. Taigi vyksta varžybos. Trukdė man filmuoti čia svečiai ir dabar matau, kad yra kažkoks paukštis bebrikono. Nežinau, ar čia mano, panašu, kad galbūt ir ne. O, šitas tai tikrai mano. 22 metų. O šitas nesimato telefono numerio ant kontrolinio žiedo plastikinio. Gali būti iš treniruočių grįžęs. Taip, na nesvarbu, jeigu savas tai užės. O pažiūrėsim, kiek dabar yra po kažkokios pauzės. 12:04 dabar 13 paukštis įlindo. O tas paukštis, jeigu čia nutupė, galbūt ir manykštis metinukas pasiklydęs iš treniruočių. Taip, kažkur mačiau sukant ratus 14 paukštį. Metinukas, štai 15 iš pietų pusės šviesus kažkoks baržinis. Taip. Einam. Einam. 15:46. Mlava 360 km. Ketvirtas etapas. Labą dieną, nu ką jūs padedat balandžių šaukti, taip? Kaip
kaip jūs mokat šaukt balandžius. Aš viską girdžiu. Ypač bralvutė, taip. Bravo, gera papūga. Šaunuolė, gera. Myliu. Ir kongas geras, taip. Ir razutė su azuku geri. Tai visi laukiam paukščių, varžybos vyksta. O. Na, matom pagal vimpilą vėjukas nuo tai pietų, gal pietų, pagrindė pietų ir vėjarodė rodo south, pietus. Taip. Smagus grįžimas, džiugina. Aišku, galėtų grįžti daugiau vienu metu, bet yra kaip yra, viskas gerai. Laukiu kitų. Dar vienas paukštis nusileido. 20 metų patelė. Einam. Tai leidžiasi iš pietryčių. Metiniukė, Artiomo metiniukė, kuri vėlavo pernai. Buvo dingus ir va taip įdomiai jinai skrenda, bet dabar jau jinai skrenda. Štai šita mėlynai raiba. Šaunuolė. Na, o tas paukštis dar tupi. Matau, kad tai mano paukštis jau ir jisai jau gal mėno, kaip jo nebuvo, iš treniruotės sugrįžo. Todėl ir neturi prikono. Štai leidžiasi dar du paukščiai. Viena iš šiaurės patelė 20 metų. Tai būtų 21 iš 46. O skraido nežinau, kažkoks svetimas galbūt. O galbūt tas pavėlavęs. Einam. O
O tas tupi ant mano namo stogo. Štai nusileido veteranas, 17 metų, mano patinukas. Jau 17 metų viena patelė grįžus. Nu dar laukiu 16 metų kilerio. 23 paukščiai. Jau patikslinam. Taip, 23. Štai veteranas. Šaunuolis. Günther Prange. Eurostaro linija. Du 2017 metai. Patinukas. Na gerai, kad nelyja. Tai tiek gal iš jų varžybų. Gal dar kažką nufilmuosiu, bet iš anksto noriu padėkoti, kurie žiūri iki galo. Gediminas, 4 etapas, 360 km Mlava. Čia jau surašiau. Rezultatus paukščių ir siūsiu pirmininkui, kad skaičiuotų, kas čia mums gaunasi. Gediminas Bogislaviškis, sveikatos, stiprybės, geros nuotaikos, gerų emocijų. Gyvenkime ir džiaukimės, kad kažką turim, kas įdomu.